Dėkui, kolega, kad nori įsiaiškinti. Tikrai aš čia stovėjau, norėjau repliką pasakyti ir prasidėjo balsavas, grįžau į vietą, bėgau ir mačiau tuščią vietą, pagalvojau, kad čia mano, ta prasme, neįžiūrėjau, per toli pavardė buvo, dar esu ir balsavau, bet paskui už savo, nuėjęs vėliau balsavau savo balsavimo, o kiek pastebėjau, gerbiamas Vytautas balsavo už save. Kadangi mano darbo vieta tapo nusikaltimo liudininkė, mygtukas, kai aš atsisukęs pamačiau, kad mano pultas arba ta vieta, reiškia, aktyvuotas ir jau dega, aš savo pirštu rodomuoju dar kartą paspaudžiau tą patį mygtuką, taigi aš perbalsavau jau pagal save, o kolega grįžo prie savo, reiškia, prigimtinio pulto ir tą patį padarė su rodomuoju pirštu, paspaudęs taip pat savo mygtuką dar kartą. Ponas Juozapaitis nepamatė, buvo nusisukęs, kada tiesėsi Semaškos ranka, todėl aš siūlau atlikti tyrimą, išsiaiškinti, paimti piršto antspaudus ir ar nebuvo sulaužyta konstitucija.